Sveiki visi. Smagu būti, aš neabejojau, kad šita dalis pristatymo bus labai svarbi tokioj moteriškoje auditorijoje, dominuojančiai. Atsargiai su šito. Didesnę dalį mano gyvenimo aš dirbu su verslo lyderiais, verslo savininkais ir vadovais. Pirmus 20 metų kaip bankininkas, niekas nėra tobulas, ir paskutinius 6 metus kaip lyderių ugdymo treneris, kaučas, konsultantas. Ir klausimas, kuris mane visą laiką domino, yra, kaip mes galime reguliariai atnaujinti arba upgrade'inti savo operacinę sistemą. Kaip asmenybės, kaip lyderiai ir kaip organizacijos. Ir pradėsiu nuo vieno ryto istorijos. Vieną rytą apie turbūt 4:30 mane žadina žmona, purto už pečių, sako, kelkis, prasidėjo. Sakau, kas prasidėjo? Taip per miegus. Sako, karas prasidėjo. Aš apsiverčiu ant kito šono ir per 2 sekundės išsijungiu. Į toliau purto mane už pečių, sako, ne, rimtai, paklausyk, prasidėjo. Aš sakau, blemba, užkniso tos karo pradžios per paskutinius 2 mėnesius, jau tiek daug jų buvo, eik miegot. O ji, ne, rimtai, paklausyk. Aš jau supratau, kad kažkas rimto, išsiropšiu iš lovos, prieinu prie balkono, atsidarau duris, klausau, toks didelio miesto gaudesys, lyg ir tylu, ir maždaug po minutės toks duslus kažkur toli. Bet toks rimtas, aš negaliu pakartoti to garso, bet mano namo sienos sudrebėjo, jau nekalbant apie mane. Ir turbūt supratot, kad aš kalbu apie praėjusių metų vasario 24 dieną. Iki tos dienos mes su šeima 7 metus laimingai ir turiningai gyvenom Kijeve. Pačiame Kijevo centre, istorinėme, prie Aukso vartų. Ir paskui sužinojom, kad tie pirmi sprogimai buvo kažkur už 25-30 km nuo mūsų namų, gana toli. Bet patikėkit, jų užteko. Jie gana greitai tikino, kad reikia sėsti mašiną ir važiuoti. Mes sušokome, išvažiavome į Lietuvą. Aš pats gimiau ir užaugau Vilniuje, čia turiu namus, dėl to krypties rinktis nereikėjo. Mes važiavom 6 dienas, buvo daug nuotykių, bet šiandien ne apie tai. Šiandien aš noriu su jumis pasidalinti savo mintimis apie tai, ką aš pastebėjau grįžęs į Lietuvą po ilgos pertraukos ir šiek tiek daugiau pabendravęs su Lietuvos verslais. Čia suveikia dvigubas efektas. Iš vienos pusės grįžimas leido pažiūrėti iš naujo į Lietuvą. Iš kitos pusės šioks toks atsitraukimas man leido pažiūrėti į tai, ką aš turėjau Ukrainoje. Žinot tą efektą, kaip žuvis nemato vandens, kuriame plaukioja, lygiai taip pat aš ilgą laiką nemačiau, kuo ypatinga lyderystė Ukrainoje, kurioje dirbau ir gyvenau 7 metus. Beje, gyvenau Ukrainoje ilgiau. Iki to laiko labiau tokiais tarpais užvažiavimais, bet nuolat 7 metus iki plataus masto karo pradžios. Čia reikia pasakyti, kad aš jau vėl grįžau į Kijevą ir aš jau dabar esu svečias Lietuvoje ir tame tarpe mano pranešimas apie tai, kodėl aš renkuosi gyventi Ukrainoje, net karo metu. Ir supraskite mane teisingai, aš labai myliu Lietuvą, aš esu patriotas, Lietuva fantastiška šalis, bet Ukrainoje aš randu kažką ypatingo, kažką unikalaus, kažką tokio, ko man Lietuvoje trūksta. Prieš pradėdamas dėstyti savo mintį, noriu padaryti kelis greitus disclaimerius, nežinau kaip disclaimeris lietuviškai, atsakomybės išsižadėjimus. Pirma, aš nenoriu suabsoliutinti. Tai, apie ką aš kalbėsiu, nėra absoliutu, tai nėra taip juoda balta, bet aš dalinsiuos tam tikrų savo pastebėjimų. Ir Lietuvoje, ir Ukrainoje yra išimčių, gana daug, ir šioje konferencijoje, bet aš pastebėjau tam tikrą dėsningumą ir manau, kad apie jį verta pasikalbėti. Antra, jeigu jūs išgirsite kažką nemalonaus arba kažką, kas jums nepatiks, tai žinokite, kad aš kalbu ne apie jūs ir ne apie jūsų įmonės.
Apie tas kitas, žinot, kur neatvažiavo į šitą konferenciją. Sutarėm. Ir trečia, aš esu konsultantas besigydantis nuo PowerPoint'o priklausomybės. Tai aš kalbu be skaidrių šiandien, bet pultę laikau, kad man drąsiau būtų. Dar čia tokia tarpinė stadija, žinot, kai rankos dreba. Ir pradėsiu nuo Ukrainos. Atsimenu paskutinius mėnesius prieš plataus masto karo pradžią. Ir nebuvo, kalbu apie 2021 pabaigą, 2022 pradžią. Nebuvo dienos, kad kas nors iš mano draugų, giminių ar pažįstamų iš Lietuvos, nežinau, Europos, vakarų šalių nepaskambintų arba neparašytų ir nepaklaustų, kodėl jūs su šeima nevažiuojate iš Ukrainos, kodėl nebėgate, taigi tuoj prasidės karas. Ir aš jiems visą laiką sakydavau, chebra, jūs turbūt juokaujat, čia verda gyvenimas, čia tiek veiksmo, čia tiek energijos, mes net turėjom tokį džiauką Kijeve, kad gali pakrauti elektromobilį tiesiog priparkavęs jį mieste, nes ten labai daug energijos. Iš tikrųjų, tiek daug judesio, veiksmo, gyvybės, kūrybinės energijos aš dar senai nesu patyręs. Įsivaizduokit, 2022 vasario pabaigoje aš turėjau pradėti naują pusmečio trukmės lyderių ugdymo programą su vienu iš didžiausių Ukrainos bankų. Mes jį ilgai derinome ir pasirašėm sutartį vasario 23 dieną. 24 dieną jie turėjo man sumokėti avansą. Gaila, kad nespėjo. 25 dieną buvo numatytas pirmas programos renginys, visų bankos valdybos narių offsitas. Ir jokių minčių atidėti šią programą dėl karo grėsmės. Lietuvoje tuo metu karo bijojo labiau negu Ukrainoje. Ir įsivaizduoja, tuo metu manęs Lietuvos, ten kitų šalių draugai klausia, kodėl tu nebėgi iš Ukrainos. Sakau, už jokius pinigus. Čia verda gyvenimas ir čia stambus verslas investuoja ilgalaikį savo lyderių ugdymą, o ne panikuoja. Ir visada sakydavau, kad kol neišgirsiu pats savo ausimis pirmų sprogimų, tol nevažiuosiu. Ir vasario 24, kai jau išgirdau pirmus sprogimus, apie 9 ryto skambinu to banko mokymų ir ugdymo direktoriai, sakau, tai gal vis dėlto atidedam programą. Jinai padarė tokią pauzę, sako, nu tai tuoj, mes čia apsitarsim ir nuspręsim. Sakau, chebra, jūs turbūt, sakau, labai gerbiu jūsų ukrainiečių tokį gerą išprotėjimą ir drąsą, bet turbūt šito man per daug. Sakau, gal pastebėjot, jau karas prasidėjo, jau Kijeve sproginėja raketos. Jinai patylėjo, sako, jo, jūs teisus, turbūt atidedam. Tai visi tomis pirmomis karo dienomis buvom šiek tiek pasimetę. Bet ši istorija gražiai iliustruoja tai, kokius aš mačiau Ukrainos lyderius visus tuos 7 metus, kol ten gyvenau ir dirbau. Jie tokie drąsūs, veržlūs, įžūlūs, gyvybingi, greiti, pikti, karšti, išradingi, pilni entuzijazmo, išprotėję gerąją prasme ir alkani. Ukrainiečiai tapo lyderystės modeliu visam vakarų pasauliui. Jie sužavėjo savo veržlumu, savo drąsa, ryžtų, pasiaukojimu visą pasaulį, net ir mus. Ir tuo pačiu metu jie tapo labai dideliu diskomforto šaltiniu, gal pastebėjot. Nes stiprus pavyzdys visada yra veidrodis. Tu nori, nenori, matai save tame veidrodyje ir lygini save su tuo stipriu pavyzdžiu. Ir turbūt jau nuspėjat, kad aš papasakosiu apie Lietuvos verslo ir lyderystės kultūrą kažką kitokio. Ką aš pastebėjau grįžęs? Aš pastebėjau labai stiprią orientaciją į saugumą, komfortą ir gerovę. Skamba lyg ir neblogai. Saugumas, komfortas, gerovė. Beje, čia turiu padaryti pastabą labai greitai, kad aš kalbu apie saugumą ne tik tai tą gerąją saugumo prasme, kad psichologinis saugumas, kuriame žmonės nebijo eksperimentuoti, nebijo bandyti, nebijo daryti klaidas. Ne, aš kalbu apie platesnį saugumą. Tame tarpe saugumą nuo bet kokios įtampos, bet kokio nepatogumo
ir bet kokio pažeidžiamumo. Tai va, saugumas, komfortas, gerovė. Lyg ir skamba gerai, bet problema tame, kad tame beveik nėra gyvybės. Žinote, koks atėjo pirmas vaizdinys, kai pamačiau visą tą, susidėliojo tas paveikslas? Liūnas. Tikiuosi nieko neįžeisiu. Liūnas, toks lėtas, platus liūnas. Ir supraskite mane teisingai, ši į komfortą ir darbuotojų gerovę orientuota kultūra, ji turbūt yra žingsnis į priekį. Tai yra tam tikras progresas palyginus su tuo, kas buvo prieš, 10, 15, 20 metų, kai aš dariau aktyvę karjerą korporacijose. Tada dominavo alkis, tikslų siekimas, draivas, konkurencija, savęs negailėjimas, savęs sekinimas, mažai miego, daug alkoholio. Nesakau, kad tai buvo geriau. Akivaizdu, kad šiandieninis rūpestis žmonėmis, tvarumas, įvairovė, įtrauktis, aš čia Lietuvoje daug naujų žodžių išmokau. Jūs galite dar kelis išvardinti, joga, meditacija, apsikabinimai. Tai visa tai yra gerai, tai yra žingsnis į priekį. Bet tai jokių būdų nėra evoliucijos viršūnė. Tai jokių būdų nėra kelionės tikslas. Prie to dar grįšim. Dabar noriu šiek tiek apibendrinti. Grįžęs iš Ukrainos į Lietuvą ir 1,5 metų padirbėjęs čia, aš pamačiau tokį kontrastą. Ir šiek tiek dabar taip specialiai supriešinsiu. Iš vienos pusės drąsa, veržlumas, gyvybingumas, įžūlumas ir alkis. Iš kitos pusės saugumas, komfortas, gerovė, ramybė, sotumas ir visa tai pavirsta į liūną. Čia yra ir gerų, ir blogų naujienų, nuo kurių pradėti. Čia, žinot, skamba kaip anekdoto pradžia. Pradėsiu nuo blogų. Blogos naujienos, kad tas liūnas labai klampus. Jame labai pavojinga įklimpti ir pasilikti visam laikui. Trumpalaikėje perspektyvoje sukuria tokį malonumą, padeda gerai jaustis, bet ilgalaikėje neveda į jokią įspūdingą ateities viziją. Ir tikrai nesukuria jokio saugumo, greičiau atvirkščiai. Bet turiu ir gerų naujienų. Geros naujienos tokios, kaip jau minėjau, tai nėra evoliucijos viršūnė, tai yra tik tarpinė stotelė. O tai reiškia, kad yra kita natūrali evoliucijos stadija, kurią mums reikia suprasti, pamatyti pirmiausia, suprasti ir toliau į ją judėti. Tai kokia ta kita evoliucijos stadija? Gerai, kad čia man nereikia fantazuoti. Šitie dalykai, organizacijų ir kultūrų evoliucija yra gerai išnagrinėti ir aprašyti dalykai. Aš čia stipriai nesiplėsiu, tai pakankamai plati tema, verta atskiro pranešimo. Dabar tik apsiribosiu užuominą. Tai yra šių dviejų kultūrų, kurias aš minėjau, integracija, apjungimas, suderinimas. Pagalvokite patys, kaip suderinti komfortą su kūrybinė įtampa, gerovę su sunkumais, saugumą su rizika, ramybę su judesiu, kuklumą su ambicijomis. Tai nėra problemos, kurias reikia išspręsti, tai yra polariškumai, kuriuos reikia suvaldyti. Čia nėra vieno gero pasirinkimo. Kai tik renkamės vieną iš šitų polariškumų, iš karto prasideda problemos. Keli geri klausimai būtų, kaip kelti savo aukštus tikslus ir matuoti vykdymą, bet nesudegti. Kaip gerbti žmonių jausmus, bet neįklimti emocinio narcisizmo liūnę. Kaip suvokti savo baimės, bet neleisti joms paralyžuoti. Ir kaip tik tai yra brandžių lyderių verti iššūkiai. Ir turbūt kaip tik tai ir yra operacinės sistemos upgrade'as. Kitas geras klausimas, nuo ko pradėti. Gali nuskambėti keistai, bet man atrodo, kad reikia tiesiog rimtai užsinorėti. Ir aš čia šiek tiek matau sąsajas su Leslie pranešimu prieš tai buvusiu. Man atrodo, kad Lietuvoje mes šiuo metu išgyvename norų krizę. Mes per mažai norime, mes jau sotus. Mes norime tik išlaikyti visą šitą gėrį, kas yra suprantama, o užsinorėti kažko rimto, kažko didesnio už mus pačius, reikalauja drąsos. Kuo didesni norai, tuo didesnė rizika. Dėl to norai visada aktyvuoja mūsų baimės. Ir dėl to rimti norai reikalauja drąsos.
yra labai geras drąsos apibrėžimas. Apie drąsą kalbėjo Leslie, aš pasiūlysiu kitą versiją, citatą. Šitą citatą kai kas priskiria Markui Tvenui, kai kas Bruce'ui Lee. Šioks toks skirtumas, bet man abu variantai tinka. Jinai skamba taip. Drąsa nėra baimės nebuvimas. Drąsa nėra baimės nebuvimas. Drąsa yra sugebėjimas veikti esant baimė. Mes dažnai painiojame. Mums atrodo, kad aš drąsus, kai nebijau. Iš tikrųjų, čia jokios drąsos nėra. Aš drąsus, kai suvokiu savo baimę, ką mes darome labai retai, ir vis tiek judu pirmin. Dar kartą, drąsa nėra baimės nebuvimas, drąsa yra sugebėjimas veikti baimės akivaizdoje. Ir kaip tik čia manau, kad mes galime ir turime daug ko pasimokyti iš savo brolių ir sesių ukrainiečių. Jie mums rodo labai stiprų tikros drąsos pavyzdį. Jie žiūri savo baimėm į akis ir ryžtingai veikia. Jie nebeturi laiko bijoti, jie nebegali sau leisti prabangos bijoti. Iš tikrųjų, tai tą prabangą vis dar turime mes. Ir mes už juos bijome. Tai klausimas, ar sugebėsime savo baimės pamatyti, pripažinti ir jas nugalėti. Dar geros naujienos tame, kad mes lietuviai irgi mokame tokiais būti. Mes dažnai pamirštame, bet iš tikrųjų mokame. Drąsiais, veržliais, gyvybingais, išradingais, pilnais entuzijazmo. Kas prisimenate laikotarpį nuo 1988 iki maždaug 1993 metų. Aš suprantu, kad dauguma iš jūsų dar nebuvot gimę, bet galvoju, gal bent jau istorijos pamokose mokėtės. Naujos valstybės pradžia, atgimimas, sąjūdis, kovo 11, blokada, sausio 13 įvykiai, pirmos reformos, naujos valstybės kūrimas ir taip toliau. Buvo ir po to daug įspūdingų, drąsių, ryžtingų projektų. Pavyzdžiui, vien Klaipėdos suskystintų dujų terminalas, ką reiškia. Bet tai toks galingas, rizikingas, drąsus, sudėtingas, atkaklus projektas, kai dujų terminalai Europoje dar nebuvo populiarūs, kai nieks dar nesuprato, kad jie reikalingi. Man tai išvada apie tai, kad kai norim, tai galim. Jeigu visgi sunku užsinorėti, aš turiu vieną patarimą. Šitą patarimą duodu visiems žmonėms, kur matau, kad yra norų krizė. Sakau, nuvažiuokite į Ukrainą. Prisidėkite prie kažko svarbaus, prie kažko didesnio už save pačius. Prie šios tautos kovos ne tik už jų pačių laisvę, bet ir mūsų visų laisvę. Galite padaryti kažką gero, didesnio ar mažesnio, galimybių labai daug, bet garantuoju vieną dalyką. Po tokios kelionės jūsų požiūris į save ir į gyvenimą šiek tiek pasikeis. Ir gal net surasite naujų prasmių. Kiek pažįstu, be išimčių visi žmonės, kurie nuo karo pradžios važinėja į Ukrainą iš Lietuvos su įvairiomis savanoriškomis misijomis, visi jie skleidžia daugiau energijos, daugiau gyvybingumo, daugiau norų. Ir jeigu geras pavyzdys net tokiame sudėtingame kontekste, kaip karas gali būti užkrečiamas, manau, kad mums visiems reikia būtinai pasistengti juo užsikrėsti. Tai pabaigai, kaip profesionalus kaučas, paliksiu jūs su keliais atvirais klausimais. Atsiprašau, čia tokia profesinė deformacija. Kaip galime išgirsti žadintuvo skambutį, kuris skamba Ukrainoje, ir nelaukti, kol jis suskambės arčiau? Kaip galime drąsos vėl užsinorėti kažko rimto, kažko didesnio už mus pačius? Kaip galime rasti jėgų išlipti iš liūno, jeigu į jį jau įlipome? Ar lyderystėje Lietuvos versle prireiks dirbtinio kvėpavimo, ar užteks tik operacinės sistemos upgrade'o? Ir svarbiausias klausimas, kur čia yra mano tiesioginė asmeninė atsakomybė? Ačiū, slava Ukrainie.